Sveiki visi, šiandien mes ieškosime monitorių, gal labiau įperkamų daugeliui, tuos gaming gal atidėsime vėlesniam laikotarpiui. Beje, kas nematėte mano buldų, galite užmest akį, būtent gal bandysim pajungti tuos monitorius prie jų. Tai nesiruošiu šiame video nerti į tiesiog paaiškinimus dėl kiekvienos detalės, būtent randamos monitorius, juos renkantis, ieškant, labiau patarčiau gal sekti mano streamus, ten aš einu plačiau į tą informaciją. Tai mes tiesiog šiandieną gal aptarsim, kokius variantus, kokią kainą būtų geriausia gal pasirinkti. Na vis dėlto pabrėšiu, kad šiandien žiūrėsime tikrai bent jau į Full HD monitorius, na vis dėlto jau 2017 metai ir turėti ne Full HD monitoriai pirkti būtų labai keista. Na pigiausias būtent atitinkant į šį Full HD standarto monitorius buvo iš BenQ, tai yra GW2270 ir kuo jis mus nustebina, tai yra būtent tai, kad jis yra Full HD, taip pat turi VA technologiją, tai yra puikios gan spalvos ir gan nėra tas lėtas tas ekranas, kad jums darytų kažkokias problemas žaidžiant greitus žaidimus. Taip pat pažiūrėjus iš galo, jis turi puikų pasirinkimą jungčių, tikrai neturėtų sudaryti jokių problemų, o pačioje aprašyme matome, kad jam netrūksta technologijų, labai džiugiai, tiesiog jos jums nekišamos tiesiai į veidą, tiesiog gražiai aprašyta. Ramiai, kad tai taip pat ir mirgėjimo tas sumažinimas, atrodo, už jį daugiau reiktų mokėti, taip pat Blue Light technologija, tai yra būtent padedant jums ilgiau laiko prasidėti prie to kompiuteriu, taupant jūsų tą brangę regą. Jeigu norite šiek tiek daugiau investuoti, tai yra alternatyva mano asmeniškai iš šonų esantys monitoriai, tai yra iš LG, jie šiek tiek būtų brangesni, bet ten gaunate jau tikrą IPS technologiją, tai būtų geriausia atsižvelgiant į vaizdo kokybę. Na dabar mes matome porą tokių dar šiek tiek mažesnių modelių, nors ir sakiau, kad ieškome geriausiai kainos kokybės santykių šiandieną monitorių, tai vis dėlto priminsiu, kad Full HD ir 24 coliai. Ir pigiausia, ką mes randam būtent tokio varianto, tai būtų iš Philips. Tai yra jų modelis už 105 eurus ir žiūrint, ką tu techniškai gauni, tai nebus dėja IPS, bet bent jau VA technologija, tai tikrai visai verta pasvarstyti. Dabar prieinam prie tų iš tiesų perliukų, kurie už savo kainą duoda neįtikėtiną jums vertę. Tai yra pirmasis LG modelis 24 coliai, IPS-as. Iš ties įspūdingas, dizainas elegantiškas ir sakyčiau tikrai verta pagalvoti, jeigu dar pamatote į pigesnę kainą, kas man atrodo buvo per kalėdas, tai tikrai galite įgriebti negalvoję. Na, bet kalbant apie tą vertę, atrodo, ten buvo geriausias pasiūlymas už kainą, bet ten yra šiokių tokių trūkumų. Gal žmonės norėtų užsikelti savo monitorių ant rankos, ant kito stovo, ką, pavyzdžiui, aš asmeniškai darau. Tai reiktų pagalvoti, tarkim, apie šį gal tokį vyresnį brolį LG, kuris būtent turės tas 4 jungtis kitam galimam stovui, bonus 3 eurai ir galite pasimti šį modelį. Na, kalbant dar apie kitus gamintos, tai nereiktų pamiršti AOC, šis puikus modelis iš jų taip pat atitinka mūsų tos reikalavimus, puikiai verti 24 coliai, Full HD, IPS, aukščiausios kokybės būtent standartas ir na, tas kitokia išvaizda, kodėlgi nepagalvojus apie jį. O kiti variantai būtų gal jau labai specifiškai grupiai žmonių turinčius naujesnės AMD vaizdo plokštės. Jūs galite pasvarstyti apie FreeSync technologiją, kuri ateina su labai pigia kaina, palyginus su Nvidia vaizdo plokštės turinčiais žmonėmis. Tai jūs galite sau leisti netgi už 130 eurų šį Samsungo modelį, kuris turintis ir PLS, tai yra tą pačią IPS technologiją ir už tokią kainą, na, vis dėlto skaičiau pasidomėkit, kas tas FreeSync ir suprasit, kad tikrai verta. Na tiek ir apibendriname tos geriausius pasiūlymus už kainą, manau, aukščiau negu 150 eurų suma būtų jau kitokia investicija, kiti ten jau pasiūlymai. Tai nežinau, jeigu jūs domintų dar pamatyti gaming variantus ar kažkokius ten jau crazy variantus monitorių, tai užmeskit laiką, gal komentuokit, kokių monitorių gal jūs pasigedot ar kokius jūs asmeniškai patys naudojat ir tada iki sekančio video.